Kaip patogu turėti visą brigadą, kurie padeda ruošti malką žiemai. Nu, tiesiog, va šitaip va. Pradžiai darbai vyksta taip, medis yra aplinkui nužievinamas, pradedama genėti. Tokiom nemažom pjūviais šitokiais va. Dar ir žievė paskutama. Va tokios gabaliukais taip pasmulkinama. Po to jau čia tolesnis etapas, jau vat nuleidžiamas medis. Ir šakos nugenimos. Va šitaip šakos nugenimos. Jos, va ten irgi rastukas yra, nu ten. Ir po to jos yra visos sutempiamos į paskirties vietą į ežerą, o belieka tik tai susipjaustyti patį balkį ir pasiimti. Dalis darbo jau padaryta. Nereikia rūpintis, į kurią pusę kris. Susitaupo kuras. Nu, tik neaišku, kokį medį nuvers. Bet čia vat susitars sunkiau, kad tinkamą medį nuverstų. Ir ar visus iš eilės vartys, ar kaip čia. Va, 2 palydovai inspekcija irgi žiūri, priiminėja darbą. Darbai vyksta, va, atėjau pasižiūrėti, darbai vyksta toliau. Ir ten dar vyksta, va, einam parodysiu. A ne, nekutė. Aha, panežo. Ir papūkė lydi. Pirma bėga pasižiūrėti, kaip ten sugrebliuotas. Va, čia dar vienas jau pradėtas, darbininkai dirba. Užsakymai vyksta. Ten irgi yra nuverstų jau iš anksčiau. Nu, eglius dar per jaunos, bet vis tiek jos irgi buvo pamažintos. Dar be viso šito yra ir pakrantė žolė visa gražiai sušukuota. Tiesiog sulyginta. Viena pusė žolė guli, viena pusė tvarkingai. Šukuosena padaryta. Na, po to jau kur ten dingo, nežinau. Neparodė, kurią pusę nuvilko, nu, bet čia jau nebe mano reikalas, svarbu, kad mediena paruošta. Ai, va ten pagalys mėtos viens. Tiksliau plaukėja. Tai va šitaip. Vyksta darbai. Dažniausiai vyksta viskas naktiniai pamainoj, taip kad dieną niekas netrukdo. Nu, labai patogu. Komisija patvirtinat, kad gerai dirbo. O komisija susirūpino, švara, tvarka, rytiniais visokiais pasiruošimais. Taip, pukutė. Galime eiti toliau, darbuotis, patikrinam, kaip naktinė pamaina dirbo, galim mes į dieninę eiti. Taip, Nika? Nikutė? Ne, čia pusryčių papildymas. Pukutė. Apžiūrėjai viską. Oi, kaip tiko, ramu, gražu. Geros dienos.